Sveiki, aš esu Martynas Endrijaitis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, dėstau viešųjų finansų teisę, mokesčių teisę, finansinės apskaitos ir audito teisinį reguliavimą, vedu tiek paskaitas, tiek seminarus ir taip pat dirbu mokesčių teisėje ir praktikoje, esu valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas. Praktikoje susiduriu tiek su mokestiniais ginčais, su mokestiniam paslaugom, deklaravimais, kontrolės ir visais įvairiais kitais klausimais. Ir šiandien aš su jumis pasidalinsiu labai paprastai, nuoširdžiai, kaip reikia skaičiuoti pagrindinius mokesčius ir kokie aktualiausi jums yra žinotini klausimai ir situacijos. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo mokesčių savokos. Kalbant apie mokesčių sampratą, pirmiausia reikėtų apibūdinti tai, kad mokesčius apibūdina tam tikri tokie pagrindiniai požymiai. Tai vienas iš tų požymių yra toksai, kad mokesčiai yra įtvirtinami tik mokesčių įstatymais. Joks kitas teisės aktas negali tvirtinti mokesčių. Tai reiškia, kad mokesčius patvirtina tik tai įstatymai, kurie yra priimami Lietuvoje Seime, parlamente. Tai yra būtent mokesčių įstatymus gali priimti tik tai Lietuvos parlamentas, Seimas. Jeigu kažkoks mokėjimas, rinkliava yra įtvirtintas ne įstatyme, tai jau nebus mokestis mokesčių teisės prasme. Toliau aš papasakosiu tokius sekančius pagrindinius požymius, šiek tiek teorijos apie apmokestinimą, o vėliau pereisiu prie labiau tokių praktinių dalykų, kas yra aktualiausia jum. Pavyzdžiui, kaip gyventojų pajamų mokestis yra apskaičiuojamas jum kaip gyventojam, kurie vykdytų tam tikrą veiklą. Kas yra individuali veikla, jeigu sugalvojate būti influenceriu arba pardavinėti, investuoti kriptoturtą, kokie pagrindiniai dalykai skaičiuojant mokesčius. Tai dabar labai trumpai apie pagrindinius apmokestinimo požymius. Tai kaip minėjau, mokesčiai yra įtvirtinami tik įstatymuose. Kitas svarbus požymis yra toksai, kad mokesčiai yra individualiai neatlygintini mokėjimai. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jūs atvažiuojate į automobilių parkingą ar tėveliai, ar jūsų giminaičiai, ar draugas nori sumokėti už stovėjimo parkingą. Tai nėra mokestis, tai yra atsiskaitimas už konkrečią paslaugą, tai yra taip vadinama rinkliava. Mokestis yra individualiai neatlygintinas, tai reiškia, kad jūs jį sumokat, bet konkrečios paslaugos už tai negaunat. Gaunate netiesioginę grąžą, bendrąjį gėrį, bendrasias viešasias paslaugas. Pavyzdžiui, policija, greitoji, mokyklos statomos, institucijos, tiek įvairios programos, tiek keliai yra tvarkomi iš mokesčių kaip viešųjų finansų. Dar kitas mokesčių požymis yra toksai, kad mokesčiai yra būtent piniginė prievolė. Ką reiškia piniginė prievolė? Tai, jeigu seniau viduramžiais, pavyzdžiui, mokesčiai būdavo mokami grūdais, priešų galvomis arba kokia nors kita forma, tai šiais laikais mokesčiai yra mokami tik pinigais, tai yra eurais, kurie paprastai yra mokami bankiniu pavedimu. Dar svarbus toksai yra požymis, kad mokesčiai keliauja būtent į valstybės arba savivaldybės biudžetus. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, ateinate į kavinę atsigerti arbatos ir dega lenta užrašyta įėjimo mokestis 5 eurai. Tai nėra mokestis mokesčių teisės prasme, nes tokie mokėjimai yra būtent mokami konkrečiai įmoniai už paslaugos atsiskaitimą. Kas Lietuvoje atsakingas už mokesčių administravimą? Tai Lietuvoje yra dvi pagrindinės institucijos, kurios administruoja mokesčius. Tai pagrindinis mokesčių administratorius, tai yra valstybinė mokesčių inspekcija, jie atsakinga iš esmės už visų mokesčių surinkimą. Taip pat Lietuvos mokesčių sistemos administravime dalyvauja muitinė. Muitinė atsakinga už muitus, už importo PVM ir akcizus. Tai paprastai tariant, tai yra tokie atvejai, kada tiesiog prekės atkeliauja iš ne ES valstybių į ES teritoriją, pavyzdžiui, Lietuvą, tada yra mokami šie mokesčiai ir jos prižiūri muitinė. Tuo tarpu visus kitus atvejus konsultuoja, administruoja, padeda susimokėti valstybinė mokesčių inspekcija. Ir toliau pasidalinsiu informaciją, kuri jums kaip moksleiviams gali būti aktuali jau pradedant tam tikrą veiklą.
Vienas iš pajamų gavimo būdų tai gali būti darbo užmokestis. Darbo užmokestis Lietuvoje yra apmokestinamas progresiniu mokesčiu, progresiniu gyventojų pajamų mokesčiu. Progresinis tai reiškia, kuo daugiau pajamų gaunate, tuo didesnis tarifas už tą sumą gali būti skaičiuojamas. Pavyzdžiui, dydžiai, jeigu jūs per metus gaunate darbo užmokesčio, apytiksliai, iki 100 000 eurų, tada yra skaičiuojamas gyventojų pajamų mokesčio 20% tarifas. Jeigu gaunate didesnę sumą, viršijančiai sumai yra taikomas 32% mokesčio tarifas. Kita galima pajamų veiklos forma, kuri jums gali būti aktuali, tai yra individuali veikla. Pavyzdžiui, arba jūs galvojate, ar kirpėjo veiklą vykdyti, ar galbūt tam tikrus papuošalus gaminti, ar kokią nors meno veiklą užsiiminėti, rašinėlius rašyti, gyvūnėlius prižiūrėti, treniruoti, bet kokia veikla įvairi, tai jinai gali būti dviem formom. Įforminama arba verslo liudijimu, arba individualios veiklos pažyma. Verslo liudijimas tai yra, jisai yra išimamas ir iš karto, iš anksto yra sumokamas gyventojų pajamų mokestis, tai yra mokama fiksuota gyventojų pajamų mokesčio suma, o jeigu, vykdote tam tikras veiklas, kuriomis negalima išsiimti verslo liudijimo, ta tvarka yra paaiškinta internete, galima rasti ir Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje. Tada tos kitos veiklos gali būti vykdomos pagal individualios veiklos pažymą. Tam tikras veiklas jūs galite vykdyti tiek pagal vieną, tiek pagal kitą formą. Galite tiesiog pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, kuri jums forma yra tinkamesnė, lengvesnė ir paprastesnė. Jeigu vykdote veiklą su individualios veiklos pažyma, tokiu atveju gyventojų pajamų mokesčių skaičiuoti yra taikomas toksai mokesčio kreditas. Jisai, kada jūs deklaruojate pajamas, automatiškai prisitaiko ir jums tiesiog mokesčio dydis, tarifas taikomas gali būti nuo 5 iki 15%, o konkrečiai ta suma, tas tarifas, jisai priklauso nuo to, kiek jūs pajamų per metus gavote. Kuo daugiau, tuo tarifas nuo 5% padidėja iki 15% ir vėliau lieka toks pat fiksuotas 15% pajamų mokestis. Bendraujant su moksleiviais, su jaunaja karta, girdžiu daug klausimų apie influencerius. Sako, aš galvoju, planuoju reklamuoti, teikti paslaugas, vykdyti influencerio veiklą tam tikrose socialiniuose tinkluose. Tokiu atveju yra du esminiai dalykai. Jeigu jūs, pirmą kartą tik tai pabandote arba kelis kartus per metus mėginsite, kokius 2-3 kartus, tai tokiu atveju tai bus laikoma, kad jūs atliekate, tam tikrus vienkartinius sandorius ir toks jūsų pajamų gavimas įforminamas kaip paslaugų sutartis ir pajamos yra apmokestinamos kaip pagal paslaugų sutartį. Tai yra mokamas 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Jeigu pajamų suma jau yra labai didžiulė, ten daugiau negu 150 000 eurų ar dar daugiau per metus, tada gali būti taikomas ir 20% tarifas, tačiau paprastai, kai tai yra vienkartiniai sandoriai, tokios sumos nesiekia. Tai jeigu jūs tiesiog per metus 1, 2 ar 3 kelis kartus tokią veiklą sugalvojat vykdyti, tai jūsų pajamos bus apmokestinamos 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Baigiant apie vienkartinius sandorius, kitas atvejis gali būti tada, jeigu jūs nuolat vykdote influencerio veiklą, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę ar net kelis kartus per savaitę tęstinį laikotarpį vykdote tokią veiklą, tada tai bus laikoma, kad tai yra individuali veikla ir tokiais atvejais reikės išsiimti individualios veiklos pažymą ir tokiu atveju gyventojų pajamų mokestį mokėti, taip kaip minėjau prieš tai, kaip iš individualią veiklą. Ir tarifas gali būti nuo 5 iki 15%. Ir be abejo, jeigu vykdote individualią veiklą, taip pat svarbu yra nepamiršti, kad reikia mokėti ir sodros įmokas. Apie sodros įmokas visą išsamią informaciją galima irgi pasiskaityti sodros puslapyje. Kitas dar aktualus praktinis klausimas yra, pavyzdžiui, investavimas. Dabar vis daugiau jaunų žmonių domisi apie investavimą, kaip investuoti į įvairias veiklas. Vienas iš būdų
investuoti, rizikingas, tačiau vis labiau populiarėjantis, tai yra kriptoturtas. Pagrindiniai principai yra du. Pirmas dalykas, kurį paminėsiu, tai jeigu jūs ilgalaikiam tikslam įsigijat tam tikrą kriptoturtą, konkrečių rūšių tikrai nereklamuoju, čia ne finansinis patarimas, tik tai, papasakojimas, iliustruoju pavyzdžiais. Pavyzdžiui, įsigijate ar bitkoiną, ar eteriumą, solaną, kardaną, bet kurią kitą kriptoturto rūšį ir ją jūs laikote ilgalaikiais tikslais. Tarkim, įsigijot ir palaikot kelis metus ir vėliau, kai, tarkim, kaina pakyla, nusprendžiat parduoti. Tai jeigu jūs atliekat tokį vieną kitą vienkartinį sandorį, kripto yra įsigijamas turtas, prieš kelis metus, ilgai išlaikomas, vėliau parduodamas ir jūs atliekat tik tai, 1, 2 ar 3, nedaug, kelis tokius sandorius, tai yra laikoma kaip kito turto pardavimas. Ir principas yra toksai, iš pardavimo kainos, konkretaus pardavimo, jūs turite atimti įsigijimo kainą, tarkim, pirkau už 1000 eurų, pardaviau už 10 000 eurų. Tai iš 10 000 eurų jūs atimate įsigijimo kainą ir kada gaunate skirtumą, tą vadinamą pelną, dar yra taikoma lengvata, pelnas per metus iki 2500 eurų yra neapmokestinamas. Tai dar iš to skirtumo tarp pardavimo įsigijimo jūs galite atimti pelną ir tik tai nuo likusios sumos yra mokamas 15% gyventojų pajamų mokestis. Jeigu tai yra vienkartiniai sandoriai, nedažni, tai tokiu būdu yra skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis. Tačiau jeigu jūs, kaip sako toks terminas, manipuliuojate kasdien, kiekvieną savaitę, nuolat perkat, parduodat, tokiu atveju jau tai laikoma, kad jūs vykdote individualią veiklą, tada valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje reikia išsiimti individualios veiklos pažymą ir, tokiu atveju jau gyventojų pajamų mokesčio tarifas gali būti nuo 5 iki 15% priklausomai nuo jūsų gautos pajamų sumos. Tai jeigu jūs kiekvieną dieną ir kiekvieną savaitę perkat, parduodat kripto, tai tokiu atveju jau tai bus laikoma individualios veiklos vykdymu ir reikia išsiimti pažymą, tiesiog pasirenkant, kad tai yra kita veikla. Yra konkretus sąrašas VMI puslapyje, kokios yra individualios veiklos rūšis, kokias veiklas galima pasirinkti išsiimant pažymą, tai ten susirandate tą pavadinimą kita veikla ir tai reiškia, kad jūs vykdote kriptoturto pirkimą, pardavimą nuolat. Tai tokie būtų pagrindiniai pavyzdžiai, pastebėjimai. Mokesčiai tai yra svarbi Lietuvos kaip kraujotakos sistema, nes mokesčiai tai yra valstybės biudžeto pinigai. Jeigu nebūtų mokami mokesčiai, tai valstybė negalėtų vykdyti savo viešųjų funkcijų, teikti viešųjų paslaugų, todėl mokesčiai yra labai svarbus valstybės biudžeto šaltiniai, tai yra pagrindinė upė, pagrindinės įplaukos, iš kurių valstybė gali teikti savo viešasias paslaugas. Pabaigai paminėsiu tokį dalyką, kad Lietuvos konstitucinis teismas yra paaiškinęs, kokie pagrindiniai elementai yra nustatomi tik įstatymu, o kokie dalykai yra reglamentuojami ne įstatymo, kitomis taisyklėmis. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad visko sureguliuoti mokesčių įstatymais neįmanoma, todėl pagrindiniai elementai, kurie mokesčių įstatymuose yra nustatomi ir kuriuos jūs galite rasti, tai pirmiausia, tai yra mokesčio objektas, tai yra už ką mokamas mokestis. Toliau mokesčio subjektas, tai yra kas yra mokesčio mokėtojai, pavyzdžiui, ar fiziniai asmenys, ar įmonės. Taip pat mokesčių lengvatos, tai pavyzdžiui, mažesnis tarifas negu bendras arba tam tikros pajamos atleidžiamos yra nuo mokesčių. Taip pat mokesčių mokėjimo terminai, ir vertė, taip vadinama mokesčio bazė, nuo ko skaičiuojamas mokestis. Pavyzdžiui, jeigu tai yra nekilnojamo turto mokestis, tai tarkim įtvirtinama, kad turtas, kurio vertė viršė 150 000 eurų, nuo viršiančios vertės yra skaičiuojamas nekilnojamo turto mokestis.
Tuo tarpu ne įstatymų, o žemesniais taip vadinamais teisės aktais, pavyzdžiui, kurie įgyvendina įstatymus, tai yra vyriausybės nutarimai, valstybinės mokesčių inspekcijos taisyklės, jau jos nustato konkrečias deklaravimo taisyklės, visokių sąskaitų faktūrų reikalavimus, įvairių duomenų teikimą ir taip toliau. Tai va čia tiesiog svarbiausia atsiminti, kad jeigu norite sužinoti pačius pagrindinius dalykus, galima atsiversti įstatymą. Jeigu jau rūpi konkretesni dalykai, deklaravimas, formos, įvairios faktūros, tada jau reikia žiūrėti konkrečias taisyklės. Daugumą jų tikrai aktualių priima valstybinė mokesčių inspekcija, tai jos puslapyje irgi galima rasti šias įvairias taisyklės. Kalbant apie mokesčius, labai yra svarbus mokesčių sąmoningumas, todėl mano būtų tikrai toks palinkėjimas, kad jeigu matote tam tikrų neaiškumų, yra sudėtinga deklaruoti, suskaičiuoti tos mokesčius, pradedat skaityti ir žiūrit, nieko nesuprantu, labai sudėtinga, ką čia pradėti, ką daryti, tai pirmiausia būtų paprastas toksai patarimas, tiesiog internetiniai paieškoje įsiveskite valstybinę mokesčių inspekciją, užeikite jų puslapį, paspauskite temą mokesčiai ir ten rasite pagrindinius dalykus, ką reikia padaryti. Jeigu vis tiek yra neaišku, tai visada galima nemokamais informaciniais telefonais pasiskambinti arba elektroniniu paštu parašyti, ir tiesiog pasiklausti. Vat aš esu Jonas Jonaitis, planuoju vykdyti individualią veiklą arba tiesiog planuoju gaminti papuošalus, pardavinėti prekes, nieko nesuprantu apie mokesčius, prašau man parašykite pagrindinius principus. Tai tikrai jums paprastai, suprantamai bus pateikta visa informacija. Todėl tikrai nenuleiskit rankų, pasižiūrėkit internete pagrindinės taisyklės, o jeigu jos yra neaiškios, visada galima kreiptis į mokesčių administratorių ir jis mielai jums viską paaiškins. Ir taip pat Vilniaus universiteto teisės fakultete, jeigu susidomėsite mokesčių teisę, norėsite būti teisėjais, advokatais, prezidentų, finansų ministrų ar bet kokių kitų asmenių, tiek viešuoju, tiek privačiuoju, tai kviečiu rinktis finansų mokesčių teisės specializaciją ir ten susitikę aptarsime visus praktinius klausimus. Ačiū už dėmesį ir sėkmės ir kantrybės žengiant pirmuosius žingsnius su mokesčių deklaravimu ir mokėjimu.